Sveiki sugrįžę į Kovotojo kodo kanalą. Taigi, šiandieną mes lankomės Panevėžyje parduotuvėje Bunkeris. Taip, Bunkeris. Jau tikrai nekartą esat girdėję mano video, esu paminėjęs, kad galite tam tikrus dalykus įsigyti Bunkerį. Taigi, šiandieną mes šnekėsime su vienu iš Bunkerio įkūrėjo ir temą pasirinkome tikrai labai svarbę kiekvienam, tiek ir kariui, tiek žygeiviui, tiek šauliui. Tai labai įdomi tema ir labai svarbi. Taigi, pasilikite su mumis ir pirmin. Kaip ir minėjau, lankomės Bunkeryje ir čia yra Gvidas. Sveiki, mėly bičiuliai. Taigi, šiandieną mes su Gvidu iš tikrųjų pasišnekėsime apie, kaip minėjau, kas yra svarbiausia kariui. Ir tikrai buvo keli paprašymai, kad mes pašnekėtume apie tą dalyką. Tai bus batai. Jo, batai turbūt vienas iš svarbiausių ekipuočių elementų, sakyčiau. Taip. Tai kaip kažkada sakiau, su šudinais batais toli nenueisit ir jeigu nenorit, kad jūsų kojos atrodytų štai taip, tai tada Gvidas iš tikrųjų yra specialistas gal ant batų, ne? Sakyčiau, nežinau, ar specialistas, nežinau, ar specas, bet esu išbandęs nemažai turbūt batų per savo gyvenimą, per savo tarnybą ir esu atsirinkęs, kas man asmeniškai tinka, kas netinka ir manau, kad batai yra ta vieta, kur nereikia pataupyti. Galbūt galim kažkokį ekipuotės elementą kažkokį nusipirkti pigesnį, paprastesnį, bet batas turbūt ta vieta, kur aš asmeniškai netaupyčiau niekada. Tai mes su Gvidu nusprendėm, parodysime 3 tipų gal batus, ne? Parodysim daugiau tipų, bet parodysim pigius, vidutinius ir brangius. Ir brangius. Ferrarius. Parodysim Ferrarius. Ir tada dar pašnekėsim, kas yra labai svarbu prie batų, tai turbūt batų priežiūra ir kojinės. Ir kojinės. Taigi, nieko nelaukus, pasižiūrėkime į batų tipus. Ir sugrįžtam štai su geru asortimentu batų. Tai Gvidas atrinko pagal save kelis variantus batų. Ir ką, Gvidai? Nu, ko pradėsim? Pradėsim nuo to, kad reikia pradžiai suprasti, kokių batų reikia pirmiausia žmogui. Kur eis, kur naudos tos batus, ar eis į mišką, ar eis tiesiog mieste, ar ten dar kažkur keliaus tais batais, kokio reikia ilgio aulą, labai svarbus dalykas. Ir reikia įvertinti pačią savo koją, savo pėdą. Ar jin yra plati, ar jin yra siaura pėda. Tai va tuos dalykus reiktų įvertinti. Nes jeigu tais batais naudos, tiesiog mažai naudosiu, ten laisvalai kartais kažkokį žygį praeis, tai galbūt neverta ten pirkti kažkokių ten brangių batų, gal ten užteks kažkokių paprastesnių, pigesnių. Bet jeigu ten jau esi karys, profesionalas, ten savo tarnybai naudoji, ar ten šaulys pastovi pratybos, tada ten reikės žinai brangesnius. Jeigu ten, pavyzdžiui, tik mieste nori ten karts nuo karto išeiti, tai va, galbūt užtenka pigių batų. Tai pradžiai reikia įsivertinti, kokių man batų reikia ir kokio aukščio aulas. Kas dabar pradžiai dėl aulo aukščio? Aš visą laiką rekomenduoju pirkti aukštesnį aulą, bet čia yra tik mano nuomonė. Bet aš taip sakau turbūt dėl to, nes aš dažniausiai einu į mišką daug, kur ir pelkėta, kur daug būna vandens ir panašiai. Kuom yra skirtumas trumpo aulą ir aukšto aulą? Tai kad ir batai yra gorteksiniai, tarkim, nepraleidžia vandens, bet dažniausiai yra trumpesnis aulas, tiesiog gali prabėgti vandens per viršų. Ilgas aulo panašumas yra tas, kad saugos, kad nepribėgs greičiausiai vanduo per viršų, mes savo kuo išlaikysim sausas. Tai čia vienas iš niuansų. Aišku, gali būti ir švis trumpo aulo, tiesiog kaip kėdukų, ne? Sekantis niuansas dėl pado pačio žmogaus. Pavyzdžiui, kaip aš asmeniškai irgi esu plataus pado, mano plati yra koja, tai dauguma yra žinomi, pavyzdžiui, batai tam Naiksai, Zemberlanai, viskas tvarkoj, viskas su tais batais yra gerai. Šiais laikais yra pilna gerų gamintojų ir iš tikrųjų yra labai daug gerų batų. Bet kas man asmeniškai šitie mano paminėti brandai kliūna, kad man yra koja plati, tie visi batai yra siaurom pėdom. Ir dažniausiai pradeda spausti kojas, spausti pirštus ir labai greit pavargsta pėda. Tai toks dar niuansas. Ir dar tų reiktų gal įsivertinti iš tikrųjų, ar mums reikia Gore-Tex membranos ar nereikia Gore-Tex membranos. Jeigu eisim ten, kaip ir minėjau, kur šlapia, daug vandens, žolė aukšta, šlapia, rasa krenta rytais, tada gal Gore-Texas mums naudingas. Bet jeigu mes tenais neįsim, tai galbūt net neverta imti to Gore-Texinio bato. Kas su Gore-Tex yra toks vienas minusėlis, kad šiek tiek prašiau kvepuoja odą. Kai batas yra be Gore-Texo, tai mes turim žymiai geresnį kvepavimą kojai. Šitas niuansas, ką dar norėjau pasakyti aš. Gal kaip ir viskas. O tai dabar, žiūrėk, turi klausimėlį. Minėjai apie aulą, ne? Kad yra, tarkim, kaip šitas yra žemą aulą ir aukštą aulą. Tai pagrindė aulas yra kam? Nes turbūt bendras supratimas yra, kad tu minėjai, kad vanduo, ta prasme, kad apsaugo. Jau nepaminėjau dar vieną aspektą, tai dėl čiurnos.
Aukštesnis aulas žymiai geriau, va tą pamiršau pasakyti, žymiai geriau apsaugo čiurną. Jau trumpas aulas mažiau apsaugo čiurną ir jeigu mes eisim su aukšto aulu ir bus kažkokie, nežinau, akmenys, kalnai, dar kažkokie nelygumai, tai didesnė tikimybė, kad mūsų čiurna išliks saugiai su aukštesniu aulu. Tai va šitas, ką iš tikrųjų praleidau. Tai gerai, tai nebent dabar nori kažko paklaus manęs. Ne, tai gal turbūt dabar gal pradėkim nuo... Pigių, vidutinių, brangių. Jo, pigus, vidutiniai ir brangus, tai dabar jeigu mes... Tai va, tai jeigu aš esu, pavyzdžiui, žmogus, kuris ten daug labai nepratibauju, neinu daug į mišką, galbūt noriu tiesiog patogesnę batą, tiesiog žygį, va, išeinu ten savaitgaliais, ten porą mėnesių kartą į žygį kažkokį, arba noriu vakarais prasėti, tiesiog šunį pavaikščioti, dar kažkas, tai tikrai nesiūlau pirkti brangių batų. Vienas iš variantų tai yra Miltek Squad bootsai. Tai visiškai elementarūs batai, pats aš esu turėjęs gal 3 poras šių batų. Kaip pasakau, čia yra batai vienam sezonui. Atvari vieną sezoną ir juos realiai reiks išmesti. Aš juos naudodavau, kai aš būdavau tiesiog, kai neinu į mišką, niekur, tiesiog kareivinės, paprasta darbo diena, vaikštų asfaltu, kažkokia teritorija, miške. Tai iš tikrųjų labai patogus batas, labai minkštas, labai lankstus. Tai tikrai geras batas, minusai, kad greit praleis vandenį, jis neturi Gore-Texą, net realiai perėjus per tokią šlapesnę rasą, didelę rasą, mūsų ko jau pašlaps. Bet taip pat kasdienai, paprastam vaikščiojimai, tikrai daug neinvestuočiau ir nusipirkčiau paprastą Miltek Squad bats. Yra juoda spalva, ruda spalva ir yra dar ten kitų spalvų, bet dabar šiuo metu jų neišdėšiu. Tai va, toks būtų mano siūlymas paprastam, kasdieniam vaikščiojimai žygio batas. Okay. Tai va. Bet irgi yra, kas iš tikrųjų tuos batus netgi labai myli. Šiaip ir man jie patinka, tiesiog sakau, kad jie yra vienam sezonui. Žinai, kaip geriausios skyrus varžybos pats dalyvavai praeitais metais. Ja. Mūsų vienas iš kolegų su šitais būtent batais. Su šitais būtent batais, jo? Jo, Andrius su šitais būtent batais atvarė ir irgi dar prieš varžybas pas mane nusipirko ir pavaržybą dar parašė, man sako, bliam, sako, žiauriai gerai atvariau, visas varžybas atvariau ir nei pakuoja pavargo, nei nieko. Nei pavargo, nei nutrūko. Kuo puikiausiai žmogus ir pravarė varžybas. Tai dar sugrįšim prie pasakojimo apie varžybas. Toliau sekanti kategorija, pavadinkim, tai šiek tiek jau brangesnių batų, tai taip sakykim, nuo 100 iki 150 eurų. Mid-range'as kažkas tokio. Jo, tai va, pavyzdžiui, šitie mano išdėlioti yra kažkas nuo 125 iki 135 eurų. Čia nepaminėjau, čia yra 80 eurų, iki 100 eurų. Tai jau turim brandą, jau žymiai rimtesnį, Pentagonas, graikiškas brandas, jau turi priekį pastiprinimus ir kuom jis labiausiai skiriasi, sakykime, nuo šitų batų. Jie nėra Gore-Texiniai, jie nėra visiškai prašalpami, bet jie turi waterproofą. Nu, šiuo atveju hidrogardą. O čia realiai tas pats yra paprastas waterproofas, kas yra waterproofas ir Gore-Texas. Gore-Texas jau tipo pilnai apsaugo mus nuo vandens. Waterproofas tik tais nuo, kaip pasakyti, nuo trumpalaikio vandens. Lyjant lietui stipresniam, kažkokia rasa, trumpas įnerimas vandenį ir išnirimas, mūsų koja išliks sausa. Bet jeigu ilgesnį laiką naudoju, tada mes jau tą koją pašlaps. Bet jis geriau ventiliuoja negu Gore-Texas. Tai va tokie pasirinkimai. Gali būti nubukas, iš šito mano atveju, gali būti jau, kur didžioji dalis yra odos ir aišku sintetika, kaip ir čia sintetika, ir gali būti jau odos, kur nėra, kur yra pilnai sintetiniai. Geriausiai kvėpuojantis batai. Jeigu realiai skirtumo didelio nėra, aišku, bato tas ilgis turimės ir vidutinio, ir aukštų, lygiai taip pat yra vidutinio ir yra aukšto aulo. Tai jau tokie skirtumai, didžiausias skirtumas yra oda, nubukas, pilna oda, tekstilė ir realiai plius minus viskas. Nu ir aišku, dizainas pats biškis skyrėsi. Kuris būtų tvirtesnis iš... Visąlaik yra tvirčiausia, aišku... Oda. Oda, jo. Nubukas, sakai, ne? Jo, nubukas. Nubukai irgi viskas yra gerai, nubukai yra šiek tiek sunkiau prižiūrėti negu paprasta oda. Bet gali paimti, jeigu nutept su juodu tepalu ir viskas bus ok. Tarkim. Tai va, iš tikrųjų geras batas ir palyginus su mano asmeninė nuomonė, čia turbūt geriausias kainos kokybės santykis. Nežinau, aš geresnį turbūt batą už 103 eurų sunku rasti. Nes manau, 130 eurų kaip už batą tikrai nėra didelė kaina ir batas palyginus tikrai kokybiškas. Mano dabartiniai, biškai padarysim pauzę, kol prieisim prie high-endo. Tai mano dabartiniai batai patys pirmi buvo, aš mokėjau gal 140 eurų ir tai buvo Karimorai. 100 eurų Karimorai, 3 metai ir dar iki šiol aš juos nešioju, bet jau turbūt reikėtų keisti. Dar prieš tai gavau
HX-us, bet apie juos pasilikim vėliau gerai. pakalbėti. Tai ką manai apie Karimoros? Pas tave tai Karimoro turbūt nėra. Pas mane nėra ir pats asmeniškai neteko man bandyti. Žinau, kad nemažai kas naudoja. Tai sunku kažką pakomentuoti, nes pats aš jų nebandžiau. Apie Haiksus galiu pasakyti, nes esu bandęs. Apie Zemberlanus galiu pasakyti, nes esu bandęs. Lovas, Salamonus. Šios brandus galiu kalbėti. Okay. Gerai, toliau. High-endai. High-endai, tai Lova. Lova ir Salamonai. Bet daugiausiai noriu kalbėti apie Lovą iš tikrųjų, nes patys daugiausiai prekiaujam ir turim didelį asortimentą Lovos. Šiandien nėra visą modelį išdėstyti, bet jeigu norėsim, galėsim dar daugiau keletą modelį aptarti. Koks pats populiariausias dabar yra Lovos modelis? Visą laiką būdavo populiariausias šitas, Zephyras, bet dabar kas įvyko, perversas kariuomeniai. Kariuomenė dabar leido kariam pratybose, šaudymuose, pratybose naudotis asmeninius batus. Neberotis tavinius. Pagaliau. Tai dabar šitas batas yra visiškai ant bangos, čia yra Lova Z8S. Yra Z8 juodos spalvos N, ten galėsi paskui parodyti, tai tiesiog pilna oda, čia vėlgi yra versta oda. Bet jam galima būti tik rudos spalva. Tai dėl to Z8S, nes N neturi rudos spalvos. Tai dabar iš tikrai daug... Tai kariai vis tiek gali naudoti savo, bet turi būti rudi. Jo, rudi. Ne juodi negali, vis tiek rudi, turi išlaikyti standartą. Ir dažniausiai esu girdėjęs iš karių, kad reikalauja, kad būtų aukštas saulas. Aukštas saulas, rudi, o jau brandas nebesvarbus. Bet irgi čia yra tik pratybų metu. Tai dabar visi eina, perka ir realiai tik šitos batus, kas jau daro sudėtinga, kad patys Lova nebespėja siūti. Čia turbūt ne vien dėl lietuvių, nes šiaip populiarūs batai ir tiesiog vežam tik, kad jau spėjam gauti. O koks buvo batai kariuomenės? Paskutinį buvo Haiksai. Haiksai, ne? Jo, paskutinį. Nepatiko, turbūt. Nu, ten buvo daug nuomonių, daug nusiskundimų, vieni kaip ir buvo patenkinti, bet didžioji dalis buvo nusiskundimai dėl skūlančių pėdų. Tai va. Tai šitas batas dabar yra visiškai ant top Lietuvoje, sakykime. Ant bangos. Jo, bet galėsim dar pakalbėti paskui apie juos. Tai dabar aš dar galiu tau klausimą užduoti, pirmiausia. No. Pirmiausia, Lova, ne? Brandas Lova. Ką jis reiškia? Tu žinai, Jon? Ne, Lova. Pamėgoti eisim. Pabandyk iššifruoti. Jeigu pasatitinka, tai visą. Aš tai manyčiau, kad kažkas apie L tai būtų, bet čia angliškai, ne? Turėtų būti tas abbreviations, ne? Nežinau. Light Overall Walking Assortment. Kažkas tokio, ne? Ne, tai galiu šiek tiek istorijos apie šitą batą papasakoti. Tai Lova, ne? Tai Lorenzas Wagneris. Įkūrėjas. Okay. Tai realiai 1923 metais Vokietijoje, Bavarijoje, ten kur yra kalnuotas vietovės, gyveno tokia šeimyna. Buvo jų tėvas batsiuvys. Jų tėvas buvo paprastas batsiuvys ir muzikantas. Ir jis turėjo sūnus. Ir tie sūnus išmoko batsiuvio amatą ir įkūrė Lovą. Ir Lova pradžiai realiai nesiūvo, ten, žinai, iš tais gal nebuvo aktualus ant tie žygio batai ir panašiai. Realiai Lova pradėjo visą savo karjerą nuo slidinėjimo batų. Viskas yra kas ant slidžių. Slidinėjimo batai ir batai skirti kalnams. Tai ten daug didelė ta istorija su tom Lovom, ten buvo aišku ir nuopolių, pakėlėjimų ir nusmukimų, bet pagrindiniai orientavosi tuos slidinėjimo batus ir kalnų batus. Ir tas Lorenzas Wagneris, bijau pasimuoti, keliais metais įsimyrė, bet buvo tokia biški kvizė tai Lovo batai ir buvo jo dukra tokia, Brandy berods vardas, tada jin perėmė visą vadovavimą Lovos ir prieš jo mirtį jinai pažadėjo savo tėvui, kad išlaikys tą įmonę ir tęs tą visą istoriją. Nu ir galiausiai jie tobulėjo, pradėjo šiek tiek jau į žygio batus eiti, turistinius batus ir paskui jas jau nupirko perpirko italų firmą, tai čia, ne firma, italų įmonė perpirko. Ir taip pat išsivystė po šią dieną tos Lova, ką mes dabar turim, turbūt vieni iš populiariausių batai, galbūt net sakyčiau, pasaulyje. Ir kas dar vienas iš tokių išlikusių dalykų, kas man irgi tas yra labai aktualu, kad visi Lovo batai yra gaminami tik Europoje. Niekur kitur negali būti Lovo batas pagamintas. Didžioji dalis yra gaminama Slovakijoje, daug kur yra tų fabrikų Lovas, bet didžioji dalis Slovakijoje, Vokietijoje gaminami. Tai tas toks vienas akcentas, kad čia grinai jau yra toks kokybės garantas. Tokia istorija Lovos. Super, geras.
Tai dabar galima apžvelgti pirmą modelį, tai Lova Inox Pro. Asmeniškai turbūt matėjai, Jonai. Taip. Man asmeninis batas. Bijau sumeluoti, bet, sakykime, taip grubiai 2 metus aš jį nešioju. Iš tikrųjų padariau klaidą, galėjau aš atsinešti tą batą, parodžiu, kaip jis atrodo po 2 metų. Taip, po 2 metų jau turi nusidėvėjimą žymių, aišku, čia jau pradėjau tokį kaip plyšys daryti. Bet aš šitais realiai batais visiškai kasdien vaikščiu. Nu, ne tai, kad negaliu sakyti, kad visiškai Žiemą, kasdien. vasarą, ruduo, pavasaris, Žinok, visais sezonais. Praktiškai visą sezoną svariau. Ir nešalta? Šalta, bet ta prasme, gera kojinė, ilgesnį laiką būti negerai su jais jau kieme. Čia šiaip nėra taktinis batas. Toks labiau kaip kėdas, ne? Taip, čia yra realiai žygio batas, jis yra skirtas žygiai. Bet aš jį naudodavau, aš jį šiaip net nesiūlau pirkti kariams, kas eina į pratybas, taktikuoti miškus, bet aš jį variau realiai visur. Aš eisiu ir į mišką į pratybas, paprastai kasdienį veikloju į darbą ir žygį savo visus su jais atvariau, tai iš tikrųjų man tobulas pasirinkimas. Vienintelis, sakykime, toks minusas, kas manis labiausiai iškliuo, kadangi jis neturi odos, yra visiškai sintetika. Tai kad jis ir turi tą membraną, kol dar buvo Gore-Texas naujas, tai dar buvo viską okei, bet po kokių metų, man jau pradėjo leisti vandenį. Tiesiai šviesiai sakau, bet aš jau labai aktyviai tą nešiojau ir suprasite jūs irgi visi, kad Gore-Texas nėra visam amžiui, jis išsimindo ir tas Gore-Texas išsivaikšto, ta medžiaga vidinė. Tai pradės kažkada vis tiek tą batą įleis vandenį. Kad leisa vandenį, bet šiaip tai tikrai man tobulas batas, žiauriai patogus, lengvas, jeigu dabar nesumušysiu, 42 batų pora sveria 920 gramų. Bet čia gali... Daug ar mažai? Mažai, pats galiu paleisti, jis visiškai lengvas batas, nesijaučia to bato. Labai, labai lengvas batas, labai minkštas ir žygas visur, man buvo super batas. Irgi dar turiu vieną pažįstamą, bus savo kolega, kuris su šitais batais praėjo tą Kamino žygį Ispanijai, 900 km žygį. Ir sakė, irgi ko puikiausiai batai, tai aš iš tikrųjų nerandu jam didelių minusų. Bet kariam nesiūlau, čia siūlau žygeibį. Žygeibį batai. Aš variau ir realiai į pratybas, man jie atlaikė pratybas, vis tvarkoj, bet tiesiog rekomenduoju tai labiau žygeibėms. Tai va, yra irgi rudas spalva, yra trumpas aulas. Inox Pro. Inox Pro. Toliau. Šitą pasilikim paskui, šitą pakalbėkim čia, kas, ką minėjau, prieš Z8, kas buvo Lietuvoje populiariausias batas. Lova Zephyrai, GTX antri, MK2. Tai čia, sakykime, populiariausias batas irgi Europoje tų visų spec dalinių. Tai visas realiai spec pajėgos, kiek teko irgi domėtis, būtent šitus batus savi. Nes jie nėra visiškai pritaikyti miškui, jis yra pritaikytas ir miškui, ir miestui. Matai, nėra pilnai oda, yra ir sintetikos, turi šiek tiek odos, bet yra ir sintetikos. Tai jis irgi lengvas, jis yra minkštas pakankamai. Z8 jau ir kietesnis padas, toks grubesnis. Čia toks lengvesnis pats batas, netoks grubus, minkštesnis batas. Tai labai daug kariuomenių naudoja šios batus, tai irgi populiarus modelis, kas iš tikrųjų palyginus iš lovų yra toks iš pigiausiai berots modelis, 180 eurų, 182 eurų berots pas mus. Turbūt irgi Lietuvoje pigiausiai mes pardavinėjom lovus. Tai va, tiek galiu pasakyti, yra labai didelė spalvų paletė, ruda, juoda, netgi ir ten žalia turim spalvą, yra ir pilkos spalvos ir gali būti tas vidutinis aulas, trumpas ir gali būti aukštas aulas. Turim ir aukštą aulą. Tai va toks, standartinis Lova batas. Sveiki, gal norėjai? Ne, nenorėjau. Lova Zephyrs. Lova Zephyrai. Paklaus gal kažką apie jos nori. Ne, nenorėjau kol kas nieko paklausti, aš gal turiu dar porą klausimų, paliksim ant galo, nes dabar turbūt... Jo, Z8, tai tas kaip minėjau populiariausias. Yra du modeliai, Z8 aukštas aulas yra visiškai identiškas Z6, vidutinis aulas. Kaip ir minėjau, padas jau biškai grubesnis, kietesnis toks, jis jau, matai, sunkiai net sulenkti. Aišku, po laikas prasivaikšto ir kan dar toks ypatingas, kad turi čia tokias skylutės, geresnė biškai ventiliacija. Tai va, pakėtintas priekis, kad net mušt pirštų. Kaip dėl Lova padas dar yra gaminamas, tai yra padaroma tokia forma ir su švirkštais purškiamas ta cheminė, kaip pavadinti, poliuretanas turbūt, bet šitą patikslinsiu, galiu dabar sumeluoti tą pavadinimą, jį purškiamas ir taip suformuojamas tas padas, tada prisiūna tą viršų.
Ir dar visi lovo modeliai turi tokius vačianais bangelės, tai čia yra tam, kad dar labiau sustabilinti padą ir apsaugoti mūsų čiurną, kad stabilizuotų mūsų padą. Ok. Ir va, kaip man asmeniškai plačios kojos savininkai, man lovo batai tinka. Mes nepardavėjom, bet lovo batai turi netgi ir tą wide versiją, dar labiau praplatinti. Įplatingi ten jau plačiai kojai. Bet man, sakau, plačiai kojai, man jau lovo man patenkint mano poreikius. Tai dabar, ok, tai sakai, šitas padas yra šiek tiek minkštesnis, ne? Taip. Tas yra kietesnis. Kaip jisai reaguoja žiemą? Nes vis tiek žiemą šiek tiek pakietėja, ne? Dėl pačio pado, dar pasakysiu paskui, aš dabar turėjau mintyje apie tą visą lenkimą. Šitas žymiai lengviau lenkėsi. Ir kas yra skirtumas, kai padas sunkiau lenkėsi, mes geriau galim įveikinėti, kai einam per grublėtą kažkaip paviršių, akmenai, kalnai ir panašiai. Minkštas padas gal šiek tiek yra geriau, kai mes einam lygesnėse vietoje. O apie patį padą, tai irgi pasakyčiau, tiesiai šviesi, čia nėra paslaptis ir visi tą žino. Gal sakyčiau, aš realiai lovos batas sunkiai randu minusų, bet vienintelis minusas yra, kad žiemą, kai jau būna gera minusų temperatūra, šiek tiek lovo batai yra slidus. Nėra jie visiškai slidus, esu turėjęs dar prasidžių batų, kai tas mūsų padas šis ant tiek sukietėjo, kaip kaulas palieka ir ten jau tada kaip karvė čia užė ant to ledo. Taip nėra su lovom, bet toks minusėlis, kad lovo batas yra šiek tiek slidus. Žiemą jau reiktų pasisaugoti. Tai va, toks minusėlis. Dar klausimas. Tada, kadangi minėjai apie šituos batus, tai atsparus vandeniui iki tam tikro ligmens, ne? Tai o šitie, ką, jei visiškai atsparus vandeniu, aš galiu įmerkti vandenį į kokį upelį ir viskas bus ok? Viskas bus ok. Viskas bus ok. Viskas bus ok. Kaip minėjau, kol yra Gore-Texas naujas, kai Gore-Texas išsimindys, jie patruputį pradės leisti vandenį. Vat irgi mano kolegas, kurio aš dirbu, turi Zephyrs. Irgi jau 2 metus turi. Jam kažkur po 1,5 metų pradėjo leisti. Bet ir šitie yra, ta prasme, visai. Nors čia atrodo, kad jie būtų... Nu, esmė, matai, žiūrėk, kam ir skydom. Kai yra pilnai oda, vis tiek oda labiau apsaugo nuo vandens. Kai yra sintetikas, sintetika greičiau pergers. No. Vat jeigu mes, pavyzdžiui, kišim šitą batą į vandenį, šitas greičiau persigers. Šitas ilgiau išlaiks. Aišku, jeigu ten laikys 10 minučių, nu, tai fakt, kad pradės šlapuoti kažkiek koją, bet toks įmetimas, ten, nežinau, trumpas pabuvimas ir ištrauks ir tikrai tą koją išliks saus. Kol mes turim dar neišmindžiu tą Gore-Tex. Okay. Tai va. Palauk, iškiai greitai, man reikia pažiūrėti. Viskas gerai. Tai va, ką dar palauk galim pasakyti apie lovo batą. Išimsiu. Padinto aš teks sugreitinti, kol aš išimu jį. Ne, tai aš iškirpsiu tiesiog. Viskas ok. Tai va, kas yra gerai su lovom, kai kurie batai neturi keičiamą vidpadžio. Tai lovo yra keičiamas vidpadžis, čia yra įdėtas paprastas standartinis, bet lovo turi ir gėlinį vidpadžių, ir turi žieminių vidpadžių, grinai su merino vilna, kad, pavyzdžiui, tarkim, nečiau Zephyrs, tau žiemą jau šalta, ne? Nusipirkai atskiri vidpadžius su vilna pašiltintus ir dėdė batą. Ar patartum iš karto nusipirkus batus keisti vidpadžius į kažką, ar varyti su originaliais? Pradžiai siūlau neskubėti, pradžiai varam su originaliais, jeigu matai, kad tau dar trūksta, nežinau, amortizacijos, komforto, tada keičiam. Bet jeigu viską ok, tai pradžiai aš nekeičiu. Dar ką galiu pasakyti apie lovo batą, kad kiek tu jį besuspaustum, tai nežinau, kažkaip stipriai, kažkur atsiremtum, jis visą laiką grįžta tą savo pradinę padėtį. Dėl savo mišinio viso. Specialaus savo mišinio. Jo. Tai gerai, iš visų šitų batų dabar įsivaizduokim, kad mes turim super bičą, kuris taktikuoja. Kiekvieną savaitgalį varo į miškus, šaudo, gaudo ir jis nori keisti batus. Ką rekomenduotumėm? Jeigu jis eina tik į mišką ir jeigu jis neina tenais miestą, didžiąją dalį leidžia miškinį vietovį, nelygiuose paviršiuose, tai aš rekomenduoju ir jeigu jam nesvarbi spalva, Z8N. Tai čia tas pats? Ne visai. Ne visai. Čia va žiūrėk, čia 8S, N nebeturi skilučių ir oda, matai, jau pilna oda, nenubukas. Šitas batas dar ilgiau atlaikys. Ok. Dar ilgiau atlaikys nepralaidumą vandenį. Vienu žodžiu,
tam, kuris juda labai daug ir miške, taktikuoja, braido po maurynus, po vandenis. Tankas. Ja. Su šitais tankais belė kur. Ir čia yra lova Z8N. Z8N ir jo kaina 230 eurų. 230 eurų. Tai, nu, turbūt geriau nieko neberasi. Už tokią kainą? Ne. Už tokią kainą ne. Jeigu spalva svarbi, tada įmis Z8S. Jeigu reikia rudų. Man tai šiaip gražesnė rudė, kažkodėl sakė, man patinka spalva. Šitą pažiūrėkit, kokia fainė. Tai realiai tas pats batas, tas pats padas, viskas yra tas pats, tiesiog skiriasi paviršius ir papildoma ventiliacija ir realiai viskas. Tai, žiūrovai, kuris jums labiau, juodi ar rudi? Parašykit komentarą. Ok. Tai va, ir iš lovų. Jie dar keli modeliai, bet galim nebekalbėti šiandien apie juos. Bet šiandien dar ką noriu paėti dar apie vieną tanką. Tai realiai bunkeriai yra pakankamai naujas brandas, nes nepradėjom prekiauti, bet manau, kad plėsim šitą asortimentą. Tai yra Solomonai. Man asmeniškai lova yra batas gražesnis. Man asmeniškai, nežinau. Nu, ok, paįvertinkim. Bet aišku, tam kario dizainą gal nebūtinas dalykas. Dizainas... Aš manau, kad būtinas iš tikrųjų dizainas. Aš manau, prasme, nu, visi vis tiek nori būti ir gražus, ir judėti gerai. Tactical cool, ne? Tactical cool tactical, jo. Man lova gražiau, asmeniškai. Man šitie per grūbus. Šitie labiau primena kėdus man, iš tikrųjų. Bet žiūrint į galą, tarkim, ne? Ir į priekį jie primena tokie labiau kaip kėdiški. Nu, bet tas prieks, matai, jis jau toks gumuotas visas, jau toks labai, man grubesnis jisai. Ypač aš palyginu su Zephyrais, mano, tai iš vis nekalbėjau. Ok, pasakok. Tai esmė kame. Tai nenoriu tikrai ten nenuvertinti lovų, bet po truputį pradedu galvoti, kad galbūt šitas batas gali ir lenkti lovą. Kuo jis neturi minusą, ko turi lova, kaip minėjau, apie žiemą šiek tiek gali slidinėti. Tai šitas batas tai niekada neslidinės. Kodėl? Nes visiškai yra kitokia guma. Matai, pažiūrėjau, negaliu paliesti, kokia yra minkšta. Ai, nu jo. Ir bus sukibimas jau visiškai geresnis ir tikrai esu kalbėjęs su kolegom, kas pas batus daug pranešiuoja, tai, nu, neslysta žiemą. Tiek šnekame apie žiemą, tiek šnekame apie kažkiek kalnus, akmenius, dar kažkur, nu, visiškai kitas, nu, geresnis sukibimas už lovą tikrai yra geresnis. Pats, kas yra batas, jis realiai yra kalnų batas. Ką padarė Solomonas? Jie turi begalę kalnų batų, iš tikrųjų, nu, lova turi atskirą liniją tą taktinį, skirtą profesionalam kariam. Solomonas tokios kaip atskiros visiškai linijos kariams jinai net neturi. Bet ką jie padarė? Paėmė kalnų bato padą ir ant viršaus prisiuvo kėdą. Taktinį batą, taip pavadinkim. Taktinį batą, kuris jau labiau atitinka tą mūsų militaristinį stylį. Tai čia yra Solomon Quest batai. Tai lygiai taip pat irgi turi, lova turi va šitus visus čiurnas apsaugai. Solomonas čia turi padaręs, saugoti čiurnai. Irgi aukščiai čia vidutinis, yra ir aukštesnių. Ir priekis labai jau stipriai gumuotas ir apsaugoti yra tie mūsų pirštai. Lova, pavyzdžiui, irgi turi tik tai čia priekiūti, šiek tiek apsaugą. Tai čia jau yra platesnė žymiai apsauga uždėta. Ir pats batas, nu, sakyčiau, yra minkštesnis už lovą. Tai va, tikrai didelis konkurentas lovai. O kaina šito? Kaina iš tų brangesnė. Šitie jau... Brangesni negu šitie? Jo. A, nu va. Čia yra 200 eurų. 200 eurų. Ir ką turi dar jie, ko neturi lova. Tai kaip mes jau savo rištelius susirišam, ne, jau su lova tiesiog turim kaišyti, kažkur standartiškai. Pavyzdžiui, ir Haiksai turi tą. Jo, čia turi čia. Ir Solomonas turi va čia priekį kišenėlę, kur galim susikišti savo rištelį. Man kas dar labai patiko, tai dabar aš grįšiu prie savo istorijos. Prie Haiksų užtrukimą batų. Jo, labai geras, super. Geras. Nežinau, kodėl kiti taip nedaro, bet tas užtraukimas, kad nieko ryšti nereikia ir kad gali viskas suvinioti ir į kišenėlę įsikišti, tai čia yra super dalykas. Jo, nu, aš vis tiek labiau prisilikčiau prie to senovinio būdo, rištelių iškimas, man atrodo, vis tiek patvariau negu ten tas gali sulūžti, dar kažką, bet kišenėlė tai labai geras dalykas. Labai geras dalykas. Tai va, o apie Haiksus, tai tu žinai, kuriuos Haiksus aš turiu, aš modelių neatsimenu, gal Ranger Pro kažkas.
Ir jie tikrai nėra pigus. Aš ir pats jas turiu. Jo, jie tikrai nėra pigus, jie gal kainuoja virš 300 eurų. Batas tikrai geras, tikrai gerai laiko vandenį, turi Gore-Texą, pilnai odynės. Nu, iš tikrųjų, aš aš kaip juos pamačiau, jie dizainas, man sakai dizainas, dizainas man buvo svarbu. Viskas ten super, bet va. Tai man irgi yra super batas esminė problema, kai aš esu plačios pėdos ir Hikes yra, jie skirti siaurai pėdai. Pavyzdžiui, man su plačiai kojai, man net nereikia eiti žygio, aš galiu pastovėti dieną šaudykloje, tiesiog stoviu. Ir aš grįžtu namo, man jau skauda pėdas. Tai aš su tais batais praeitais metais geriausios skyrių varžybos. Tu matai, kokia mano pėda buvo ir pamatysit ir nuotrauką čia kažkur dabar plaukios. Batai buvo visi kruvini. Tai bet turbūt tą irgi ploti pėdą. Tai turbūt, kad. Tai va, ir ypatingai tada tavo vietą pradeda spausti per pirštus. Jo. Pavargsta. Batas tikrai geras ir aš nesu kitų, ten nėra taip, kad aš prekiauju dabar šitais batais, dabar kitus visesniai peikiu, tai tikrai taip nėra. Geri, ten Hikes, viskas ir tvarkoju, bet turi būti žmogaus neploti pėdą. Tai reikia... Kiek žinau, irgi Hikesas turi irgi tą platintą versiją, vaidą, bet sunku ją gauti. Tai dabar, jeigu tarkim renkantis batus, top keli patarimai, top 5 patarimai, į ką atkreipdėmėsi. Įvertink savo pėdą. Įvertink savo pėdą. Įvertink, kur tu eisi su jais. Paskirtis. Įvertink, kaip dažnai tu eisi su jais. Kaip dažnai. Ar tu reikia brangių, ar užtenka paprastų batų. Ir įvertink turbūt, kokią tau reikia aukščio. Bet aukštį turbūt irgi reikia. Gal prie paskirties. Prie paskirties, jo. Jo, tai va turbūt va tie dalykai. Bet jeigu jau esi tas, kuris eisi daug, ir eisi į mišką, į vandenį, tai negalėti pinigų nusipirkti gerą batą. Kariui, šauliai. Vienas iš svarbiausių dalykų yra išlaikyti savo pėdą sausę ir nepavargus. Man šitas patinka batas. Gražus. Tai va, ir aišku, reikia nepamiršti tuos batus prižiūrėti. Galėsim perėti prie priežiūros. Nes neprižiūrėsi batą, tai jis tau ir netarnaus ilgai. Okay. Ir dar kas tikrai svarbus dalykas, irgi apie ką pakalbėsim, tai bato kojinė. Bato kojinė. Nes, papasakos paskui, kas yra, su kojinė reikia niuansų. Ok. Tai einam prie priežiūros. Ir sugrįžtam atgal į mūsų laidelę ir dabar pašnekėsim apie priežiūros priemonės. Tai gerai, batų priežiūra elementariausiai, ko mums reikia. Reikia elementariausiai šepetėlę. Ten aš nesiūdant, ten kažkokių prašmatnių, prabangių, tiesiog paprastą šepetėlę, su kuriais mes naulysim savo purvą. Siūlau turėti 2 šepetėlius. Vienas, ko valau purvą, vienas šepetėlius, su kuo, jeigu tepu kažkokį balzamą ar tapalą, 2 šepetėliai reikalingi, ne? Tai elementariausias šepetėlis, ko reikia. Ir dabar tapalai. Tapalai gali būti bespalvis, kremas, nesvarbu, koks bebūtų batas, gali dėti bespalvį kremą, kuris atgyvins jūsų spalvą. Ir tą patį batą mūsų bent jau įsiūlomi tie visi balzamai, jie dar turi viduje impregnuojančių savybių. Tai šiek tiek mūsų batą impregnuos. Ir svarbu ypatingai, kai batas sušlampa ir mes paskui kai išdžiovinam ir oda gali pradėti skilinėti odą. Tai dėl to reikia odą tepti, kad būtų pastoviai minkšta, kad neskiltų pats batas. Ir taip pat gali būti spalvoti, net tiek rudos, tiek juodos spalvos turim. Turim ir su fluoru, spaudžiamų impregnantų, jis yra skystesnis. Šitą vadinkim, net jau kietą turėtume trinti su šepečiu, patį batą, o čia tiesiog paspaudė kaip dantų pastą ir užsitėpi. Ir lygiai taip pat dar turime tokį patį bespalvį hidrofobiką, kuris irgi batą minkštins, suteiks batą žvilgesį, atnaujins batą spalvą ir impregnuos. Ir pats impregnantas, ką noriu kalbėti dabar apie impregnantą, čia jau yra lovo kremas, originalus lovo kremas. Lygiai toks realiai tas pats, bet čia jau yra originalas. Apie impregnantą. Jeigu mes naudojam Gore-Tex batus, tai mes turim žiūrėti, kad mūsų impregnantas būtų tinkamas Gore-Tex. Nes jeigu mes paimsim paprastą standartinį impregnantą, tai kas atsitiks, Gore-Texo tas visas vadinamas poras užkemš ir nebekipos batas. Tai kaip perkat impregnantą, visą laiką žiūrėkit, kad jis būtų tinkamas Gore-Tex membranai. Tai kaip pats, palaukit, paims vieną batą. Bato parašymas, man nusipirkau naują batą. Ką man realiai pradžiai reikia padaryti, tiesiog pasiemu impregnantą ir jį suimpregnuoju. Naują batą? Naują batą.
naują batą geriau pasimti, sutinkančią impregnantų, impregnuoji patį batą, netgi galite ir patį padą impregnuoti ir viskas išdžiovinu. Geriausiai iš vakarą impregnuoji, palieku per naktį, viskas, einu naudoju batą. Kas vyksta toliau? Aš nešioju, išsipurvina, sušlampa, išdžiūsta ir panašiai. Batas jau turi kažkokią purvą ir panašiai, pasiemu šepetėlį, su vandeniu, paprasčiausiai su vandeniu. Nuvalau visą purvą, išdžiovinu batą, tada mano siūlymas. Naudoti kažkokį kremą, balzamą. Ar tokį, ar spaudžiamą, ar kokį nėra skirtumą. Irgi su šepetėliu visą batą ištepu, kad mūsų ir palieku, kad jis džiūtų, kad mūsų oda suminkštėtų, įsigertų to kremo, atgautų batą spalvą ir panašiai. Vėl išdžiovinu, tada vėl impregnantas, išdžiūsta ir vėl teisiu savo tarnybą. Bato tokia. Super, aš to nedarau. Nu tai blogai. Daug kas nedaro ir aš to nedarau. dažniausiai būna, patingstu, ką kiti dažniausiai padaro, su impregnantu biškį apsipučia kartais ir viskas, bet realiai to nereikia, reikia nepamiršti. Ypač jeigu yra pilnai odinis batas, tai tavo oda pradeda skilinėti. Pradės leis vandenį ir trumpiau tarnauti paprasčiausiai. Aš kaip minėjau, aš turiu, gal pas mane buvo šiek tiek, yra šiek tiek šviesesnė karimorai, tai jie labai pavargo, ta spalva, žinai, nublūko, po 3 metai gal aš juos nešioju, tai nublūko ta ruda spalva, tai aš tiesiog paėmiau su juodu tepalu, pertepiau ir man gerai. Ne, tai viskas ir tvarkoji, bet jeigu būtum norėjęs išlaikyti savo originalią spalvą, bet būtum dėjęs kremą, būtų atsigavęs batas. Aš tai nežinojau, kad iš tikrųjų, aš bent jau asmeniškai nežinojau, kad čia reikia netgi nusipirkai batus, apsimoji ir varai, viskas, susipurvino, nusišlakstai, nusiplovai, įmeti į skalbenkę. Aš dedu į skalbenkę, gerai ar ne? Negerai šiaip, aš šitą darau. Į skalbenkę ištraukė vėl, varai, viskas. Jo, bet paprasta. Jeigu turi Gore-Texą batas, tai porą skalbimų ir to Gore-Texą iškart nebeturi, sugadinsi, nudėjiškai, gal tam plausia, jeigu žemų temperatūrai, gal, bet šiaip nerekomenduotina, bet turbūt visi tą daro. Tai Gore-Texinių batų neskalb. Nerekomenduotina skalbti. Nerekomenduotina skalbti, ok. Jeigu išeina, neskalbkit, jeigu ten neužskalbsit, jau bus kaip bus, bet šiaip neskalbkit. Tai turbūt iš batų priežiūros tiek? Greičiausiai tiek. Ok. Ir dar kas yra svarbu? Dar mums yra labai svarbu kojinės. Galim turėti žiauriai gerą batą, be galo gerą batą, turėti kažkokią prastesnę kojinę ir mes sakysim, nesąmonė tas batas, man ta koja šunta, šlampa, smirda. Tai paprastas kojinės, nusipirkai, užsidėjai ir viskas, ir varai, ne? Tai va, net kas apie pačias, tada sakykime, medžiagas, medvilnė. Su medvilnė yra viskas tvarkoja, kai mes einam į darbą, į ofisą, sudėjom medvilnės kojinės, grįžėm vakarę, nusimuojam, skalbėm, nedarom kažkokią žygą, judesę, mums takuoja, ten ypatingai nešlampa, vis tvarkoja su jom. Jos yra ir pigios, ir gan ilgai laiką palyginus, ne ir panašiai. Bet jeigu mes darom judesį, žygiuojam, prakaituojam, mūsų koja šlampa, ką daro medvilnė? Medvilnė prigeria tas drėgmės, mūsų to prakaito viso. Prigeria ir nevelnio nedžiūsta. Negarina, nedžiūsta. Ir ko pasikoju, tada mūsų padas viduje pastoviai šlampa, šunta, atsiranda tos visas mūsų žaizdas ir taip toliau. Tai medvilnė tikrai yra blogis aktyviam judesiui, sakykime, neaktyviam kažkam veiksmui. Ir ypatingai medvilnė draugauja su Gore-Texu. Jeigu mes norim dėtis į Gore-Texinius batus, mums realiai tinka 2 medžiagas. Tai yra vilna ir merino vilna, čia įbytų tas pats. Ir dar yra tokia medžiaga, kaip pavyzdžiui, čia Pentagono Cool Maxas. Tai jos tinka Gore-Texui. Visą laiką pirksit kojas, pasižiūrėkit, kokia yra sudėtis. Kad būtų Cool Maxas ir gali būti kažkokias kiti priemušiai, pavyzdžiui, kaip čia nailonas, ten elastanas, vis tvarkoj. Bet žiūrėkit, kad nebūtų medvilnės, arba jeigu kad jas būtų, kad būtų labai mažai tos medvilnės, kad nebūtų didelis procentas medvilnės. Tai čia su Cool Max. Ir kas yra gerai su Cool Max kojinėm, kad jos duoda tokį vėsinimą pojūtį. Vasarą. Šaldytuvas ant koja. Savotiškas jau. Ir ko aš bent jau visą laiką naudoju ir mano čia tik siūlymas, tai yra merino vilna arba žiemą merino vilna. Aišku, Cool Maxas, sintetika mums tarnaus žymiai ilgiau tą kojinę, mes ilgiau jo nešiosim. Bet kas yra minusas jaus, kad jinai smirda. Okay. Merino vilna nešiosim mes žymiai trumpiau, greičiau mums supliš, bet jinai praktiškai nesmirda. Galime ir kelias, 2 dienas praeisim, ištrauksim tą koją ir mums nesmirdės tą koją. Lygiai taip pat labai gerai garina,
jeigu mes jas sušlapinsim, mums labai greit išdžius, stums tą mūsų drėgmę į išorę ir taip mes savo koją išlaikysim šiltą. Kaip pavyzdys, būtent šitas merino vilnos kojinės yra pastorinti pirštai, pastorintas kulnas, yra besiūlio technologija, kad nepritrintum kojų. Ir aš asmeniškai žiemą vasarą būtent naudoju va šitas kojinės. Mano klausimas buvo, žiemą vasarą? Žiemą vasarą. Žiemą vasarą. Aš turiu pats lygiai tokias pat ir nusiskundimų tikrai neturiu. Aišku, jos yra tokias, sakykime, nėra jos storas, bet kažkiek storės. Pavyzdžiui, yra kitas dar Pentagono, Laitas, čia yra irgi merino vilnos, bet čia yra žymiai mažiau procentų. Čia yra 79% merino vilnos, čia yra 5% merino vilnos, bet jos yra planytės, Laitas, va šitas, čia ir Kulmaksas, kitas žiūrit. Tai va tas va, gal vasarai šitas labiau siūlyčiau, bet aš, jeigu žygis, kuo puikiausiai einu su šitam vasarą ir nematau jokių bėdų. O jeigu žiemą, jeigu norime daugiau šilumos, tai jau gali minti vat vilną, staresnę kojinę ir lygti pats viskas su vilna, tas pats viskas yra gerai. Ir Gore-Texui tinka šitie dalykai. Tai nežinau, va, turbūt tiek iš tų kojinių. Reiškia, mes turim tų brandų, kaip matai, daug tų kojinių, daug modelių vairiausių, bet va, tie va, pagrindiniai aspektai, ką reiktų įvertinti ypač kariams ir žygeiviams. Nenaudojam merino vilnos, naudojam arba sintetiką, arba merino vilną. Ir viskas, o tie pagrindiniai dalykai. Medvilnės nenaudojam. Medvilnės nenaudojam. Medvilnės, merino vilna, arba sintetika. Sintetika ilgiau tarnauja, smirda, medvilnė nesmirda, trumpiau tarnauja. Okay. Tai va. Tiek? Turbūt, kad tiek. Nežinau kaip jum, bet aš pats net išmokau kelis dalykus čia besidėdamas, besiklausydamas, tikrai Gvido įžvalgų ir tikrai profesionalaus pristatymo, į ką atsižvelgti ir tikiuosi, kad jūs tikrai pasinaudosite tais patarimais. Tikiuosi, kad šitas video buvo informatyvus ir tai dar ne viskas. Dar turim biškį šiokių tokių žinių, ką pristatys Gvidas. Jo, tai turim žinius, jau mes jau pažįstam iš tikrųjų ne pirmus metus. Tiek Šauliuose esam, tiek dabar pradėjom dar kartą bendradarbiauti su Kovotojo kodu ir su Bunkerio. Tai sugalvojom tokį jums visiems Kovotojo kodo fanams nuolaidų. Tai padarėm nuolatinį nuolaidos kodą. Kas sekat jauną, kam patinka jo video, gali drąsiai pas mus apsipirkti bunkeris.lt arba teikit pas mus į fizinę Panevėžį ir suveskit kodą Kovotojas 10 ir turėsit visom prekiam pastovų nuolaidos kodą 10%. Visada mes kaip Bunkeris Kovotojo kodo gerbėjams visą laiką taiksim 10% nuolaidą. Taip pat dar turim dar vieną susitarimą, čia dar ne viskas. Tai dar ne viskas. Nuo šiandien po šio video 5 dienas dar suvedus nuolaidos kodą Kovotojas 15 visoms kojinėms gausit 15% nuolaidą. Tai Kovotojas 15, 5 dienas visom kojinėm 15% nuolaidą. Ir dar čia jau mano paskatinimas jums Kovotojo kodo gerbėjais. Žinau, kad Jonas tikrai turi daug dar planų, gerą turinį, man jis yra šiek tiek papasakęs, ką jis dar planuoja, tai dar tikrai bus ne vienas ir geras video ir bombinis video, kas tikrai jums patiks. Tai kad paskatintumėt jūs, kad labiau stebėtumėt Kovotojo kodą, tai kas paspaus ant Jono Kovotojo kodo subscribe, paspaus laiką ir komentaruose parašys noriu. Po 5 dienų Jonas burtų keliu išrinks vieną komentatorių ir aš jums padovanosiu mano minėtas merino vilno kojines. Tai Jonai tau įpareigoja surasti laimėtoją ir po 5 dienų aš parašysiu man jo kontaktus, aš jam išsiųsiu merino vilnos kojines. Super. Štai tiek žinių. Labai ačiū Gvidui ir labai ačiū visai Bunkerio kolektyvui. Iš tikrųjų tikrai, kaip Gvidas minėjo, ilgai bendradarbiaujam ir tiek remia, tiek visais kitais dalykais, kuriuos filmavau tiek anksčiau video. Tai super partnerystė ir tiek žinių. Turbūt dar ne paskutinis video bus iš Bunkerio. Tikrai ne. Gerai. Ačiū. Iki.